Sidabrinė linija – tai nemokami draugystės pokalbiai, emocinė ir informacinė pagalba vyresnio amžiaus asmenims. Projektas skirtas 60 ir vyresnio amžiaus žmonėms, kurie stokoja emocinės pagalbos, nori paklausti pasitarimo ar tiesiog su kažkuo pasikalbėti. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį įvyko daugiau nei 3000 pokalbių, kurio trukmė daugiau nei 70 000 minučių. Į projektą įsitraukė 570 aktyvių savanorių, kurie paskaidrino senjorų dienas. Rutuliojosi ilgai, daug metų. Man nuo vaikystės yra likęs labai toks geras draugystės ryšys su mano seneliu. Aišku, jau dabar jo nebėra gyvųjų tarpe. Ta pokalbio svarbą tikrai pajutau nuo pat mažų dienų, kai jis kiekvieną vakarą pasikviesdavo mane aptarti dieną. Tai taip ir sėdėdavom ir kalbėdavomės. Kai atėjo tas laikas, kada buvo galima pasvajoti galbūt apie kažkokį projektą visuomeniai, iškart ir prisiminiau savo pokalbius ir pagalvojau, būtų labai smagu sukurti tokią paprastą, lengvą galimybę žmonėm, vyresniam amžiui kalbėtis, bendrauti, galbūt net tarp kartų, pakalbinti ir visai jauną arba ženkliai jaunesnį žmogų. Kai kurie, aišku, renkasi bendrauti ir su bendramžiais, nori to tokio labiau galbūt amžiaus supratimo. Tai va, taip ir gimė ta linija. Skambinantis į liniją šiandien gali sulaukti emocinės paramos, čia ir dabar pokalbio metu su mūsų konsultantėmis, gali kreiptis bet kokios informacinės pagalbos, ypatingai šį kartą vyresnieji, ne visi naudojasi internetu, ne visi lengvai randa tos atsakymus, ar tiesiog paprastą kažkokį telefono numerį, tai mes lygiai taip pat padedam čia ir dabar. O tie draugystės pokalbiai, kaip jūs minėjot, tai yra apie tai, kad žmonės sutartą dieną, sutartą valandą sulaukia skambučio iš sidabrinės linijos, žinodami, su kuo jie šiandien kalbėsis. Ir tai visą laiką tas pats žmogus, su kuriuo yra mezgamas ryšys, vystosi tie pokalbiai, atviraujama vis labiau kiekvieną savaitę. Svarbiausias turbūt čia yra momentas, kad tu žinai, su kuo tu kalbėsi, tu nori su to žmogum kalbėtis, tau yra smagu jį pažinti, diena iš dienos vis labiau ir taip tapti net labai artimų žmogumi. Daugelis taip ir sako, negalėjau patikėti, kad visiškai svetimas žmogus taps artimesnis negu mano pačio vaikai. Kalbame su abiem pusėm, girdime apie ką žmonės mėgsta kalbėtis, kokios tos rūpimos temos jų gyvenime yra, kuo jie gyvena šiandien. Aišku, derinam, bandom girdėdami derinti ir tos asmenybinius aspektus. Jeigu suderinsim du labai daug mėgstančius kalbėti, tai nebus kas išklauso. Tai vis tiek atsižvelgiam į tai, kaip žmonės bendrauja, kiek to dėmesio galbūt tikisi savo ir kiek gali skirti jo kitam pašnekovui. Ir tą balansą bandom suderinti tarp dviejų žmonių, girdėdami juos abu. Svarbiausia – atjauta vyresnio amžiaus žmonėms ir noras kurti draugišką senatvę į Lietuvą. Projektas finansuojamas Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino finansinių mechanizmų.